Sveiki, chebra. Artėjant metų galui man pradėjo darytis aišku, kodėl kai kurie žmonės paliko matricą. Taip yra dėl to, kad bendraujant su nariais, jie pradeda iš tavęs šaipytis, o kai tu pastebi jų patyčias ir paprašai, kad nustotų, jie pradeda išsidirbinėti. Tai pavyzdžiui, vienas iš matricos narių mane nuolatos kviesdavo ekstra atveju. Sako, ekstra atvejais aš tave kviečiu. Ir po kiekvieno ekstra atveju jisai nieko daugiau neberašydavo. Ir tai buvo kelis kartus ir paskutinį kartą jisai pasakė, kad reikia pasikalbėti, nesvarbu. Ir aš pradėjau jį gaudyti, sakau, aha, tai tau ekstra atveju manęs reikia, tai pasakok, tas sako, nenoriu. Ir aš pradėjau kelti problemą, kad jisai iš manęs šaiposi ir jis man pagrasino nukirpti interneto laidus. Jo motyvas buvo toks, kad jisai man padovanojo seną telefoną Vasaros gatvėje ir nupirko cigarečių Ąžuolyno kliniką. Bet jisai taip negražiai elgėsi, atrodo, jis tas cigaretės tyčia nupirko tam, kad po to mane šantažuotų, supranti? Jis man atsiuntė telefoną ir nupirko cigaretę su šokoladuku į Ąžuolyno kliniką. Bet paskui mane taip šantažuot pradėjo, tai va, čia yra pirmas aspektas, kodėl mechanikė paliko matricą, dėl šantažo. Antras dalykas, vienas narys sugalvojo parašyti paskutinę dieną, kad yra kompiuteris, kurį atiduoda nemokamai. Ir kai aš paskui paklausiau, kur tas kompiuteris, kur mano kompiuteris, jisai sako, jokio kompiuterio nesiūliau. Bet aš tikrai prisimenu, jis parašė, tai va, jie iš tavęs tiesiog tyčiojasi. Mane apgavo, kad yra kompiuteris, kuris atiduodamas veltui. Ir paskui, kai pradėjau kelti problemą, jisai pasakė, kad yra kompiuteris, kuris atiduodamas veltui. Ir kai aš paklausiau, kur kompiuteris, jisai ištrynė tą žinutę. Ir sako, jokio kompiuterio aš nesiūliau. Tai va, tai yra trumpas mano video, kodėl mechanikė paliko šitą matricą, dėl to, kad jie manipuliuoja, jie negražiai kalba, jeigu tu pradėsi jiems aiškinti, kad jie tyčiosi, jie pradės grasinti, kad tu jums susidorot, pradės tave šmeižti, sakys, taigi aš tau ir tą pirkau, ir prasidės užburtas ratas be tyčių ir šmeišto.